Remigijus Žemaitaitis įsikėlė pats. Tegul laimi visa Lietuva. Kandidatuoju ir bandau jėgas 2024 Lietuvos Respublikos prezidento rinkimuose. Aš tai darau, nes tikiu Lietuvos žmonių vienybės, o ne susiskaldymo galia. Negaliu likti abejingas šalies likimui, kai matau ne tik išorės, bet ir vidaus pavojų. Tikiuosi išjudinti kuo daugiau žmonių dalyvauti rinkimuose. Vos keli procentai naujų rinkėjų gali sukurti gerų pokyčių lūžio tašką. Lūžis turi ateitį mūsų galvose. Bankininkai grįžta dirbti į bankus, kariai ir policininkai atsiduoda tarnybai. Vaikų auklėjimą palikime šeimoms. Valstybės kenkėjai pasitraukia kuo toliau nuo atsakingų postų. Prezidentas ir institucijos turi prasmę tik tada, kai žmogui ir verslui padeda, o netrukdo. Tikiuosi tapti uraganiniu prezidentu, kuris sujudins pelkių ministrų valdžią, įpūs gryno oro į politinį dvigubų standartų bei avantiūrų dumblą, sukurs tikrą politinių nuomonių kovą ir atvers vartus, pro kuriuos Lietuva pasieks pasaulį, o pasaulis Lietuvą. Mano kasdienybė – gyventojų problemų analizavimas ir jų sprendimas. Prezidentas ne tik užsienio politikos vystytojas, be vidaus politikos nebus užsienio. Skaudu, kai išrinktieji dirba tik savo rinkimų pergalės formuotojams ir visiškai pamiršta žmogų, kuriam sunku patekti pas gydytoją, kuris dėl valdžios sprendimų turi baigti savo šeimą maitinusi smulkųjį verslą. Skaudu, kai vagiama iš dabarties, o dar skaudžiau – iš ateities. Skaudu matyti, kai neatsakinga užsienio politika atveda vos per plauką nuo karo. Aš renkuosi kompromisų politiką. Aš tikiu, kad visi išrinktieji taps tais, kuo ir buvo renkami – tarnais. Tai įmanoma balsuojant gausiai ir neabejingai. Tautos proto ir išminties jėga pasireiškia per kiekvieno piliečio išreikštą, o ne nutylėtą valią. Tegu naujasis šalies vadovas būna vertas savo tautos, o visa tauta lai turi tikrą šansą pasirinkti.